ir mums nesitikės. Atrodo dar sapnas. Nesitikė, kad Estrėja su sava širdim. Nu, ne sava. Trūksta prie jos aparato. Negalim patikėti dar. O kaip pasitiko tą pirmą žinią? Kaip viskas buvo? Nu, ryte sulaukėm skambučio iš daktaro, kad ruošiamės transplantacijos operacijai. 7 ryto. Apsirengėm, šokom į mašiną ir važiavom ligoninę. Kiekvieną dieną mes važiuodavom į ligoninę. Kai būdavo skyrių, tai būdavom skyrių šalia visą laiką, kaip perkelė paskutinį kartą spalio 22, kai perkelė į reanimacijos skyrių. Tai ir iki operacijos, transplantacijos buvo jinai. Tai mes tik tai per lankymą atvažiuodavom 12 ir 6 valandai. Ir taip kiekvieną dieną. Ar tikėjot, kad gali atsirasti donoras jūsų gyvenime? Mes visą laiką tikėjom, tik tai nežinom, kada ta diena išauš. Visą laiką tikėjom. Kokių dabar turit svajonę, sakykit, arba kaip įsivaizduojat, kaip čia jums toliau seksis? Nu, svajonė mūsų dabar didžiausia, kad prigytų tą širdutę, kad paimtumėm, ant rankų galėtum paimti, pirmus žingsnius pamatytumėm, pagaliau iš ligoninės išeiti. O kaip jinai pati mergytė gyveno, jau dabar jau didesnė buvo, visada lovytė, kaip eidavo jos dienos, kaip jinai bendraudavo, vis tiek žais norėdavo. Nu, mes tik tai galim pasakyti, kiek matydavom per lankymus. Čia daugiau daktarai su seselėm, slaugytojom bendraudavom. Mes tik tai kaip porą valandų per parą. Nu, tai jinai kaip geros nuotaikos būdavo, kaip nebūdavo ten temperatūros, tai žaisdavo su mumis. Bet labai greit pavargdavo, nes širdelės silpna buvo.